Sveiki, jūs žiūrite laidą Neviešas interesas, su jumis aš, Vladimiras Laučius, o šiandien mūsų studijos svečias, žurnalistų etikos inspektorius, kaip vadinosi anksčiau, ir medijų ombudsmenas, kaip vadinsis nuo šiol, Dainius Radzevičius. Sveiki. Sveiki gyvi, tikiuosi ateityje dar vadinsis, bet dar ne šiandieną, bet mes jo taip vadinam. Šiandien pakalbėsime šiek tiek apie žodžio laisvės ir minties laisvės problemas. Ar Lietuvoje, ginantis nuo dezinformacijos, nekuriamos puikios sąlygos tokiam dalykui kaip, vadinkim, teisėtas cenzūra. Ir aš kalbu apie konkretų įstatymą, mes jau esame šioje laidoje apie jį kalbėję, įstatymų paketą, kurį teikia Tėvynės sąjungos politikai. Na ir tame pakete iš esmės siūloma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už dezinformaciją, kuria siekiama pakenkti nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ir kitiems svarbiems visuomenės interesams. Kas nustatys, kokie tie kiti svarbus visuomenės interesai, kol kas neaišku ir dėl to jau kyla daug nuogąstavimų. Na ir be to institucijoms suteikti nauji įrankiai, reikalaujant, tarkim, šalinti turinį. Ar jūs sutinkate, kad valstybė turėtų bausti ne tik už kryptingą, koordinuotą propagandą, už priešiškos valstybės operacijas, bet ir už tai, kas vadinama dezinformacija, kas laikoma melaginga ir kas laikoma klaidinančią šią informaciją? Klausimas yra, ar to reikėtų ir kas nustatys, kas tai yra? Labai geras klausimas, nes čia iš tikrųjų žiūrint grinai žmogiškai, nes komunikacija, apskritai vieša erdvė, tai nėra teisės normų rinkinys, kuris veikia pagal algoritmus. Žmonėsgi bendrauja, komunikuoja labai įvairiai ir jeigu žiūrėti grinai konstitucinę mūsų tokias žodžio laisvės, pirmiausia, aš pabrėšiu žodžio laisvės principinę tokią svarbią vertybinę nuostatą. 25, kas skaitė straipsnį, ir 26 laik rekomenduoju pradėti nuo pirmo sakinio ir jis kalba ne apie ribojimus, o apie laisvės. Tai bendraja prasme geras klausimas, ar neiškyla grėsmė, bet kokiam reguliavimui atsiradus. Ir tos dalys, kurios kalba apie nusikalstamais veiksmais galimus ribojimus, ten dezinformacija, neapykantos kalba ir ten, tarp kitko, labai įdomu, yra ne tik religija, ne tik tautiniai dalykai, socialiniai diskriminaciniai elementai. Dar galima pridėti ten ir keletą kitų dalykų, bet iš principo, kaip bausti ir ką bausti, turi būti labai aiškiai įstatymus reguliuota. Čia toks svarbus irgi dalykas, nes yra daugam kartais noras kyla, kad kuo supaprastinti kovą su dezinformacija, galbūt nuleisti tik institucijom pačiom spręsti. Tai tas labai būtų pavojinga, nes vis dėlto institucijos yra žmonės ir jeigu nėra aiškių įstatyminių nuostatų, mes galim visada susidurti su arba pernelyg aplaidžiu, arba pernelyg uoliu, kabutėse, noru cenzūruoti, kaip minėjote, arba iš vis reguliuoti. Ir atkreipsiu dėmesį irgi svarbų dalyką. Ir šiandieną su dezinformacija, pavyzdžiui, mūsų institucija, Radtelevizijos komisija iš tikrųjų turi instrumentus, pagal kuriuos veikiame, bet reikia atkreipdėmėsi, kuo skiriasi melas, melagienos nuo dezinformacijos. Šiaip Lietuvoje įstatymai nedraudžia meluoti. Na, aš taip pajuokausiu, yra daug melų rūšių, kurios iki dezinformacijos, labai toli. Nes dezinformacija tai yra apie pakenkimą. Tai yra būtent kenkimo elementas ir dar tyčinio kenkimo. Ne šiaip savo, kad netyčia kokią nors kvailystę pasakiau. Nes jeigu tai yra kvailystės, kvailiojimas, melavimas, dirbtinio intelekto netgi naudojimas apie dabar, tai savaime tai nėra nei baudžiama, nei draudžiama. Ir čia paradoksas. Viešose kalbose kartais visuomenės veikėjo politikų, net žurnalistų kalbose, norima kovoti apskritai prieš melą bet kokį. Bet žinot, yra melai, pajuokausiu, bet komplimentas irgi dažnai gali būti melas. Tiesiog, pameluoja, kad žmogus geriau jaustųsi. Ir dezinformacijos elementas, jisai tapo, man atrodo, dabar aštrus tik dėl to, kad mes ne viską iki galo pasakom, bet jaučiam gyvybiškai svarbią grėsmę, pirmiausia iš Rusijos, be jokios abejonės, ir žmonių, kurie komunikuoja dalykus, dėl kurių gali būti susiklaidinama mūsų visuomenė, dėl, tarkim, Rusijos tikrųjų tikslų. Tai yra tiesiog tokios grėsmės arba grėsmės ignoravimo elementai. Bent jau man toks įspūdis viešoje erdvėje tai dominuoja šiandieną. Kai kada pasakant iki galo, su kuo mes čia kovojam, kai kada nepasakant. Ir atkreipsiu dėmesį, kad mūsų institucija ir šiandieną, kiekvieną dieną mes turime daugybę atvejų, kai kreipiamės dėl socialinius tinkluose, ypač Facebook ir TikTok, nes esame įgaliota institucija su jom bendrauti. Kreipiamės dėl turinio šalinimo, kuris akivaizdžiai ne tik melagingas, bet ir kenkėjiškai melagingas. Ir čia jau kalbam ne tik tai apie sukčius, bet kalbam ir tiesioginę dezinformaciją. Bet ir vienas elementas, kuris svarbus. Yra žmonių, kurie dalinasi dezinformaciją, dažnu atveju gal nebūtinai ir suprasdami. Nes dezinformacija suklaidina ne tik tai galutinį vartotoją. Kartais žmonės, kurie dalinasi dezinformaciją, jie nei kūrėjai to turinio yra, nei rengėjai, jie tiesiog patys yra apsikvailinę.
Ir va čia klausimas diskusijai labai rimtai mūsų politikams, kas yra atsakingas ir kas turėtų būti baudžiamas už dezinformaciją. Ir čia turim vieną didžiausių bėdų, kad didelė dalis dezinformacinio turinio, kuris ateina į mūsų erdvę, jis ateina ir pagaminamas ten, kur mūsų juridika, mūsų teisė labai mažai gali pasiekti. Kaip pavyzdys ta pati Kinija ir Rusija. Mes šiandieną turbūt neturim beveik jokių šansų, mūsų prokurorai, pavyzdžiui, bendradarbiauti su Rusijos prokuratūra arba Kinijos prokuratūra. O bausim Lietuvos piliečius, kurie dalinsis tą informaciją. Čia dabar grįžtam prie klausimo, kokio lygmens atsakomybė yra tų žmonių, kurie kvailai besielgdami tai daro, iš tikrųjų tikrus melus, kenkiančius melus platina, arba tai daro tyčia, arba net ir už atlygį. Ir čia be jokios abejonės jau man sunkiausia bus komentuoti, nes mūsų institucija dirba tik su pačiu turiniu ir jeigu jis yra žalingas dezinformacija, tai kreipiamės į Facebooką tik to, kad pašalintų. O jau atsakomybės konkretiems žmonėms klausimas, kai jie nustatomi. Žmogus, žmonių grupė, kartais už jų stovi kokia nors net juridinis asmuo gali būti įkurtas kur nors trečioje šalyje arba Lietuvoje. Čia yra daug rimtesnis klausimas, kurį turi nagrinėti jau prokurorai ir policija, nes tai susiję jau su baudžiamuoju procesu. Ir supaprastinti. Bet iš karto kilo toks labai paprastas klausimas. Ar mūsų prokurorai ir policija, kitaip nei tarkime visų laikų filosofai, kurių darbas yra ieškoti tiesos, bet jie jos nerado, o policija ir prokurorai žino, kas yra tiesa? Nemanau, kad tai lengvos bylos. Tai vienos sudėtingesnių beje bylų. Aš jas netgi kažkuria prasme palyginčiau, tai neužspy žmonės, galbūt tai atrodys keistai, bet mūsų įstaiga, mano vadovama įstaiga, teikiame ekspertizės prokuroram policijai dėl vaikų seksualinio išnaudojimo arba, kai kiti vadina, vaikų pornografija, bet tai negalima taip vadinti. Vaikų seksualinis išnaudojimas yra truputėlį kitaip negu pornografija, kur kartais žmonės savo norų tą daro, suaugę, aš turiu galvoje. Tai matot, dėl ko kreipiasi? Pažiūrėjus prokurorams, turbūt bet kuriam beveik aišku, kad tai yra vaikų seksualinis išnaudojimas. Bet žiūrint juridiškai, ekspertas turi iš tikrųjų iš to, ką jis mato, nustatyti, ar čia iš tikrųjų vaikas, tai yra nepilnametis, tenai dalyvauja, nes amžius yra gana apgaulingas dalykas. Nėra taip viskas aišku. Ir prokurorai gauna ekspertų išvadas, kur ekspertai patikrina ir tai teismuose dar būna diskusijos ginčai, ar čia iš tikrųjų tas jau... Su dezinformacija yra turbūt lygiai taip pat tik dar sudėtingiau, nes dezinformaciją nustatyti, objektyviai reikia tą pripažinti, reikia dažnai gana daug laiko, nes tik tie, kas sugalvojo tos melus, jie kartais žino, kur čia šuo pakastas, kas yra tiesa, kas melas. Būna, kad praeina savaitės, mėnesiai, metai, kol sužinom, kad buvo dezinformacijos kampanija, nes viskas atrodo taip įtikinama, taip sutvarkyta, taip padaryta, taip sudėliota, kad bet kas pasimauna, žurnalistai pasimauna ne kartą irgi. Tai ar bus lengva, tikrai nebus lengviau, bet kuris baudžiamasis instrumentas, turiu galvoje įrodinėjimas teismuose, nuobauda, iki pat kasacinės instancijos, bus sudėtingos bylos, nes mes, netgi mūsų institucija dabar, kai mes tiesiog šalinam, prašom šalinti Facebook arba TikToką dezinformacinį turinį, kur nustatyta, kad tai yra, neretai asmenys, kurie yra įtikėję, jie turi daug argumentų, kad tai yra tiesa, jiems tai atrodo gryniausia tiesa. Ir jie tiki dėl to, kad mato tai, kas atrodo įtikinama. Aš priminsiu tą atvejį, kurį dabar jau visi žino, kažkada po Ukrainos Krymo teritorijos aneksavimo, okupacijos, pamenat, buvo garsi Rusijos televizijos laidos apie ten vaiko nukryžiavimą ir moterį, kuri profesionali aktorė, tą, reiškia, vaidinimą, kaip ten jinai tą matė, įrodinėjo. Ir buvo po pasaulį pasklidę tai. Ir Lietuvoje buvo, kas tikėjo, kad tai buvo. Ir kai net išsiaiškino. O gerai, Dainiau, kitas pavyzdys, COVIDas ir kas vyko pirmaisiais COVIDo metais, tai buvo aiškinama, kad virusas nėra dirbtinės kilmės, nenutekėjo iš Uhanio laboratorijos Kinijoje, o tie, kurie sakė, kad tikėtina, kad vis dėlto iš Uhanio, tai jie buvo netgi persekiojami vienu metu. Ir buvo griežtai reikalaujama, kad būtų viena teisinga nuomonė, mokslų grįsta nuomonė, kad tai virusas, kuris ne iš Uhanio laboratorijos, tikrai ne. Dabar jau aiškėja, kad greičiausiai taip. Ir tą aiškumą didina ir Jungtinių valstijų žvalgybos duomenys, kurie jau čia prieš kurį laiką buvo aptarti. Nėra 100% išaiškinimo, kaip tikrai buvo, bet greičiausiai jau dabar kitaip. Tai dabar pirmame etape būtų baudžiami tie, kurie sako, kad iš Uhanio laboratorijos, o antrame etape būtų baudžiami tie, kurie aiškino, kad ne iš Uhanio ir kenkė tiems, kurie sakė kitaip. Pagal šitą įstatymą tokie dalykai vyktų. Čia simbolinė prasme. Jo, simbolinė, bet labai geras klausimas. Tikrai nebūtinai, nes vėl grįžtam, melas, tiesa ir nuomonė, kad jie taptų dezinformacijos dalimi, tam reikia dar pasistengti, nes čia tas vėlgi tyčios ir kenkimo elementas. Aš turbūt kaip pavyzdį pasakysiu dar geresnį, artimesnį Lietuvai. Šių metų viena aktualijų buvo, bent jau politinė darbotvarkė matėsi ir žiniasklaidoje, buvo ar nebuvo
tam tikro tipo įkalinimo įstaigos kalėjimai Lietuvoje ir tai buvo susijęta be jokios abejonės su įvairiais tyrimais, tiek lietuviškais, tiek Jungtinėse valstijose, tiek kitur. Ir informacija po šiai dienai yra tokia, jog mes girdim iš netgi oficialių pareigūnų skirtingas labai nuomonės apie lygmenį, kas čia buvo, kiek buvo, kaip buvo, ar nebuvo, kas čia su tuo buvo susiję, ar reikia dar vieno tyrimo. Tai tokios informacijos skleidimas į dezinformaciją vargu bau ar gali virsti, jeigu sąžiningai informuojama apie faktus ir nuomonės, neskaičiant akivaizdžiai arba įrodomai melo. Ir čia pabrėšiu įrodomai. Daugybė turinio, apie kurį mes šiandien kalbam kaip dezinformacija, dažnai mano galva yra nieko bendro neturi su dezinformacija, tai yra kažkieno tiesiog nuomonė, kad tai yra dezinformacija. Ir tai yra tiesa, nes matot, pasakyti, kad tai yra dezinformacija, jeigu, aš tikiu vienais dalykais, kiti kitais, tai čia yra tik nuomonė, dėja, bet kartais taip dominuoja, jog atrodo, kad tie, kurie mąsto kitaip, gali būti net persekiojami už tą nuomonę, bet tai yra tik nuomonės. Bet ir nuomonę galim pavadinti klaidinančią informaciją, už klaidinimą dabar jau siekiame bausti. Bet šitos dalies aš bijau, kad teisiškai vargu bau ar pavyktų padaryti Lietuvoje, nes atkreipsiu dėmesį specialiai į 26 konstitucijos straipsnį, ten, kur susijęs su tikėjimo laisvė. Tikėti žmonės gali daugybę dalykų. Ir už tai nėra baudžiama ir netikiu, kad dezinformacijos reguliavimo kontekste kas nors ryžtųsi Seime kartu su teisininkų, išvadomis įvesti tokią formuluotę, jog tikėjimas arba netikėjimas kokiu nors dievu, atsiprašau, kad aš apie būtent šitą dalį paliečiu, bet dievai žmonėms gali būti ir asmenys, ir institucijos, ir šalys gali būti, žmonės prisigalvoja savų kabutėse dievų, kuo labai tiki, kad už tai gali būti baudžiama vien dėl klaidos tokios, nes vėlgi grįžtu, dezinformacija su tyčia ir kenkimu. Ir va čia turbūt svarbiausia paties klausimo dalis, koks kenkimas turi būti nustatytas, kam reikia norėti pakenkti kažką meluojant, akivaizdžiai dėliojant subjektyvę ir iškreiptą tiesą kažkokią reiškia, kad tu tikrai norėtum pakenkti, nes matot, pakenkimo elementas nėra toks lengvas dalykas, jį reikia įrodinėti. Baudžiamajam procese apskritai viskas turi būti įrodoma. Bet tai gerai, žmogų apkaltina ir jis turi tampytis kur po teismus, aiškintis policiją, ar jis norėjo pakenkti ar nenorėjo, turi įrodinėti, kad jis nenorėjo pakenkti. Tai kiek žmonių paklius į tas žabangas, kur turės aiškintis teisėsaugui, kad jie nekalti? Sunku šiandien prognozuoti, bet aš nenorėčiau tikėti, kad pavyzdžiui, ir netgi pagal šiandieninį reguliavimą yra teisinių instrumentų kovoti su tam tikro tipo propaganda, pavyzdžiui, karo, nesantaikos ir taip toliau. Atkreipsiu dėmesį iš mūsų praktikos institucijos atveju, kai mes kreipiamės į Facebooką, TikTok šalinti neapykantą skatinti turinį, yra tikrai žymiai daugiau nei apskritai atsiranda po to bylų. Ir, aš puikiai bandau įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu staiga dėl dezinformacijos užverstų, tarkim, mūsų generalinę prokuratūrą ar bet kurią kitą prokuratūrą, uolūs piliečiai skundais. Tokių atvejų galėtume kasdien surasti tūkstančius. Šiandieną užtektų užeiti į internetą, tai kas yra melas ir galimai kažkam gali pakenkti, tokių galim dalykų rasti tūkstančius. Ir įsivaizduokit, tas atsitiktų į prokuratūrą kasdieną savanoriškai, žmonės kitų, žiūrėkit, aš kreipiuosi, prašau įveikti. Tai matyt, kad taip tikrai nebūtų, nes šiandieną net ir dabartinės formuluotės jos vestų į ne šiaip menamą kenkimą, kad čia gali kažkam, nes matot ir dabar konstitucijoje parašyta dezinformacija, neapykantos kalba ir konstituciniai santvarkai, gyvybei, sveikatai žmogaus turi pakenkti. Galbūt lengviau dėl garbės orumo manipulacijos įvesti, bet šiaip tai... Bet dabar atsirado dar toks dalykas, jeigu siekiama pakenkti, jeigu ta informacija skleidžiama, kur yra dezinformacija, siekiama pakenkti kitiems svarbiems visuomenės interesams. Kas tie kiti svarbus visuomenės interesai, tai yra labai neapibriešta. Ir dabar kas įvyksta? Įvedama baudžiamoji atsakomybė už dalyką, kurį kaip nori, taip interpretuoja žmogus. Nes čia labai neapibriešta savoka, kiti svarbus visuomenės interesai. Kas tai yra po galais? Aš beveik esu tikras, kad Seime vykstant diskusijom dėl formuluotės susijusios konkrečiai su dezinformacija, už kurią taikoma baudžiamo atsakomybė. Pabrėžiu specialiai, dezinformacija, už kurią taikoma baudžiamo atsakomybė. Aš esu beveik 100% įsitikinęs, kad politikai pakankamai turi kolektyvinio išmintingo tokio proto nepaversti kiekvieno sąmoningo melo su tokiais smulkmeniškais norais kažkam pakenkti baudžiamąją bylą, nes atkreipkim dėmesį, kad apskritai baudžiamo atsakomybė visada turi būti vedama už kraštutinai pavojingas visuomenė veikas ir paties minėtas klausimas, jisai privalės būti detalizuojamas. Tikrai manau, kad teisės ekspertai ir teisės departamentas išvados visos laik pateiks.
kad baudžiamo atsakomybė negali būti taikoma už abstrakčias veiklas. Tiesiog taip, tiesiog nebūna. Nes šitą labai abstrakti savoka. Teisinė logika. Intenciškai mes galim suprasti itin svarbus dalykai, bet, pavyzdžiui, kodėl Konstitucijoje labai aiškiai nurodyti svarbus dalykai, su kuriais nesuderinama žodžio laisvė ir konkrečiai rašoma, pavyzdžiui, tautinė, rasinė tenai, socialinė diskriminacija arba neapykanta. Kodėl rašoma, nes nerina būtent su dezinformacija. Ne šiaip su melu, o su dezinformacija. Tai reiškia 3 elementai. Melas, tyčia tai daroma, ne šiaip meluojama ir dar su pakenkimo elementu. Ir visos šitos 3 dalys turi būti abidvi sutikslinamos. Tai jeigu įvedama, pavyzdžiui, baudžiamo atsakomybė kažkokio lygmens bauda ar ten laisvės atėmimas, tai mes turim suprasti, kad tie visuomeniai svarbus dalykai, dėl kurių tai įvedama, jie turi būti detalizuojami labai aiškiai, siejant kaip pavyzdys. Gyvybės sveikatai, kas tai gali būti? Tai gali būti su infrastruktūra, kur ten, nežinau, kas nors meluotų, paleistų, ką nors dėl to, kad užnuodytas vandentiekis ir žmonės negalėtų gerti arba dar kažkas. Aš pavyzdžiui tiesiog pasakysiu, kuris jiems žinomas. Jeigu asmuo šiandieną ir net be dezinformacijos statymų, kur nors oruoste sušuks apie kokį nors bombą, gali kvailioti, gali juokauti, gali, nežinau, dar kokių nors elementų vedinas, jisai nebejotinai sulauks atsakomybės, tikėtina mažiausiai administracinės, greičiausiai gali iki baudžiamosios atsakomybės. Jeigu sutrikdys oro uosto veiklą, jeigu nedaug dievė dar kas nors netyčia bėgdamas nuo tos bombos, reiškia, menamos susižalos arba žus, tai jam bus taikomas visas spektras atsakomybės. Todėl grįžkim prie šitos temos. Jeigu bus toksai atvejis, kai bus keliama byla, turės būti aišku, kokios žalos dydis yra daromas. Ir aš manau, kad šitą dalį tikrai teisininkai Seime padės sutvarkyti, todėl kad, kaip pavyzdys, imkim, finansiniai nusikaltimai, nuo kada atsiranda baudžiami dalykai. Tai net administracinė atsakomybė, ten už kokį nors, sąlyginai už kiaušinį, net ne vištą už kiaušinį, ten už euro nuostolis, jinai yra dažnai labai minimali arba gali būti dėl šis nekeliamos tokios. Bet kai yra galvojama apie, tarkime, Kremliaus skleidžiamą dezinformaciją, tai tada jau ta dezinformacijos savoka tampa platesnė už dalykus, kurie įrodomi, kad kažkam buvo pakenkta, tarkim, pranešus apie bombą oro uoste, kurios nebuvo ir tai sukėlė pavojus skrydžiams ir panašiai. Nes dabar mes iš esmės turim tokį dalyką, kai nėra taip, kaip sakėt, kad dezinformacija tai ne melas. Dezinformacija taip šiandien yra melo rūšis. Bet rūšiuoti... Specifiškai melas, kuris taip, su kurio pakenkti ir tyčia tai daro. Bet tai irgi melas, bet tam tikras melas. Ir dabar turės būti kažkokie melo mokslininkai, kurie nustatinės, kuri melo rūšis yra dezinformacija, o kuri nėra. Tai jau čia atsiranda ištisa mokslo šaka, sakyčiau. Mes skirstysime, rūšiuosime kaip kokie melo ekspertai, kas tai per dalykas. Ir dabar ar mes nepanašėjom patys į tas valstybės, su kurių dezinformacija skleidžiama bandome kovoti. Juk leisti valstybei nustatyti, kas yra galutinė tiesa, valstybei nustatyti ir bausti tuos, kurie kalba ne tai, kas skelbia galutinė tiesa, tai mes panašėjom turbūt į Kremlių, ar taip nėra? Aš nemanau, kad taip yra, nes pabrėžiu, įstatymas, jeigu siejasi su dezinformacija, jis nenustatinė, kas yra tiesa. Jis nustatinė, kas yra melas, su kuriuo norima pakenkti. O kaip įmanoma atskirti? Nežinant, kas yra tiesa, žinot, kas yra melas. Atkreipsiu tokį dalyką, tokį dėmesį. Imkim, pavyzdžiui, temą religijos laisvė, tikėjimo laisvė. Žmonių gali čia turbūt studijoje atsirasti, kurie sakys, Dievas yra arba Dievo nėra ir kiekvienas gali rasti milijoną argumentų už ir prieš ir gali dėl to netgi galbūt susipykti. Ir iki to elemento, kol žmonės nepradeda viens kito įžeidinėti, žeminti, diskriminuoti, arba piktnaudžiauti religijos tema, sakydami, kad, pavyzdžiui, parduokite visą savo turtą, ten darykite, rytoj bus pasaulio pabaiga, tai yra faktas, aš tikrai žinau, reiškiasi, ten savo vaikus kur nors, nežinau, sukiškite į rūsius be maisto ir taip toliau, tai pasiekmių elementas, tyčios, melavimo, manipuliacija su pakenkimu yra būtina sąlyga ir tai nesusijęs su tiesa. Gal iš tikrųjų vyks tas pasaulio pabaiga, bet žmonės, kurie skelbėsi, kad jie tikrai žino, turi ten ir kažkokiais dalykais dėl to pasinaudoja, kad sugadintų valstybę, nežinau, infrastruktūrą, ten bankinę sistemą, dar kažką. Tai čia yra elementai, kurie būtini, nes teisėje, baudžiamojo teisėje negali būti, menamai dalykai taikomi atsakomybė, kurie nėra įrodomi. Ir tokių dalykų reikia atkreipdėmėsi turbūt tiem, kurie tikisi, kad kova su dezinformacija bus su kova neaiškiais dalykais, kurie neįrodomi. Jeigu nėra įrodomi dalykai, apskritai tiesa ar netiesa, kaip kažkas sakys, kad yra, nežinau, kažkiek žvaigždžių pasaulyje dar daugiau, negu mes įsivaizduojam. Ne, gerai, jeigu žmogus sako, kad ši vyriausybė savo politiką griauna valstybę, kas tai yra dezinformacija ar nėra? Tai yra baustina ar nėra? Pati frazė?
pati frazė, Tokia daugelį atvejų nuomonė. bus saviraiškos laisvės nuomonės. Žiūrėkit, kritika viešam sektoriui, valstybinėm institucijom, valdžiai, jinai gali būti šiandieną Lietuvoje pagal teismų praktiką, bent jau kol kas nepasikeitė, jinai yra pakankamai stipri ir beje, tokių nuomonių yra pareiškę ne vienas apžvalgininkas, politologas ir politikas, jau nekalbant apie opoziciją, priklauso, kas valdžioje būna ir valdantieji, tai yra pasakę ne tik apie vyriausybę, apie atskirus politikus, yra prezidentus, premjerus šiandien. O įstatymų pakete yra ir tai, kas prieštarauja mokslo išvadoms, bet mokslo išvados tai būna skirtingos. Moksle irgi dažnai susikerta skirtingos nuomonės. Čia sutinku ir čia, man atrodo, sunkioji dalis diskutuojant, todėl kad jeigu imsim ypač mokslo srity, aš manau, kad tai yra tikslintina savoka, tikrai manau, kad tikslintina, nes mes dar turim apsibrėžti, kad yra mokslai tikslieji, humanitariniai, socialiniai mokslai, kur yra skirtingos doktrinos, skirtingos kryptys. Aš jau nekalbu apie teologijos mokslus, specifinę rūšį. Ir medicinoje nėra vienos aiškios. Tai jeigu imsime tiesos. mediciną, tai dar turėtume paimti tokią labai svarbią dalį, tai ką žmonės vadina netradicinė arba kaip tik liaudies medicina arba alternatyvi medicina, kuris skirtingose valstybėse yra arba iš dalies, arba beveik visiškai yra net integruota arba derinama su, vadinkim, ta farmacijos medicina, aš taip vadinu, ten yra kiti terminai. Aš bijau ir beveik esu įsitikinęs, kad tie, kas puoselė lūkesčius, jog šitoj srity gali būti panaikinti bet kokį melai su pseudomokslais, arba priešingai užšiaupti jie, arba, na, žodžiu, skirtingi lūkesčiai, jie nebus įgyventi šito įstatymu. Todėl, kad būtent mokslo, kur yra prieštaringi dalykai, kurie neaiškus, kurie yra kintantis ir dar įrodyti kenkimą, tyčinį, bijau, kad tai yra sudėtinga, nebent, ir čia tada vėl spėjau visai sąlyginai, mes Lietuvoje turėjome ilgą laiką tokį institutą specifinį privataus kaltimo tvarka šmeižtą. Ir dabar dar turim tą savoką, bet matot, šmeižtą irgi, jeigu žmogus apie kitą žmogų šventai įsitikinęs, kaip jis mano, sako kažką, kad tas žmogus toks arba noks, kol jis neprisipažįsta arba nesurandami įrodymai, kad jis tyčia skleidžia kažkokias žinias apie tą žmogų, praktiškai neįmanoma pritaikyti. Prokurorai nekartą yra nagrinėję šmeižto bylas ir jos nutraukiamos, nes tyčia neįrodoma. Tiesiog tyčia neįrodoma ir patariama civilinė tvarka kreiptis dėl garbės orumo įžeidimo. Ir beje, čia yra esminė logika. Baudžiamojo teisė reikia įrodyti žmogaus kaltę ir galioja nekaltumo prezumpcija, kol tu neįrodėjai. Faktiškai tai, ką jūs ir minėjote. Gali daug kas sakyti, kad čia yra dezinformacija, nes sklenda, pavyzdžiui, iš tos pačios Rusijos, ar iš Kinijos, ar iš kažkur, ar iš Irano, bet ne viskas, kas skleidžia Rusija, Kinija arba, nežinau, kokia kita valstybė, yra automatiškai melas ir automatiškai dezinformacija. Kaip sakau, net ir melagiai kartais sako tiesą. Ir už tai bausti negaliu turbūt. Tai už tai aš manyčiau, kad mes neturėtume puoselėti lūkesčių ir bevilčių arba baimių į radikaliausius požiūrius, nebent pasimaišytų mums visiems protas ir mes įvestume kokius nors drakoniškus abstrakčius vertinimus su institucijom, kurios galėtų arba nieko neveikti, arba taikyti pagal savo selektyvų požiūrį. Ir šitos baimės laika teisingos, nes aš pats pasakysiu iš mūsų institucijos pavyzdžio, kadangi mes atsakingi už dezinformaciją socialiniuose tinkluose dėl to šalinimo turinio, kai objektyviai nustatai, kad tai yra melaginga informacija ir jinai iš tikrųjų skleidžiama, jos pašalinimas yra, mano galva, daugeliu atveju pakankamas instrumentas. O taikyti dar ir baudžiamą atsakomybę, tai yra už netiesos sklaidą įrodinėjant to asmens tyčia, mano galva yra labiau išimtinis. Kitaip tariant, neturėtų būti automatiškai taip ir įvykti. Bet ar reikėjo iš tų pataisų apskritai? Iš to, kas šiandieną Lietuvoje vyksta, matau, kad du dalykai, kurie turėjo būti aptarti, tai viena vertus dezinformacijos savoka ir dabar jinai nėra aiški. Jeigu žiūrėtume teisės aktus, tai būtų geriau, kad būtų aiškesnė tiem, kas taiko, tai čia tikrai taip. O antra dalis, man atrodo, žymiai svarbesnė, tai yra baimė dėl to, kai iš tikrųjų tai perauga į didžiulę grėsmę ir klausimas atsakomybės tada iš tikrųjų, kas, kai nutinka kažkas blogo. Ir aš bijau, kad tai yra labiau mūsų kol kas jausmas, kad jaučiamės nesaugus dėl dezinformacijos, nei užčiuopę esame tikrus mechanizmus. Ir beje, sakau ne tik apie mus, apie ES visas valstybės. Šiandieną nėra aiškių vieningų požiūrių ir nuomonių, kas yra dezinformacija ir ką su ja daryti baudžiamąją, turime tvarką. Bet tai problema turbūt ir yra, kad niekaip neįmanoma atskirti dezinformacijos nuo dviejų dalykų, kurie egzistavo per amžius. Tai yra melo ir tikėjimo. Na, niekaip neišeina atskirti. Ir jeigu... Kai kada šiandien žmonės gali prisipažinti, kad jie sąmoningai melavo.
Nebent patys prisipažįsta. Arba gali daryti keli žmonės organizuotai, jie pateikti įrodymus, garso įrašus, nežinau, planus kokius nors, kurie pasirašė, kokias darys dezinformacijos kampanijas. Na, aš turiu minėti, kad dezinformacija, profesionali dezinformacija, kabutės, gal ne taip gražiai pavadinau, nereikėtų, ne profesionali, organizuota dezinformacija, valstybių, privačių asmenų verslas gali organizuoti tokias kampanijas. Aišku, kad tai yra slepiama, kaip ir bet kuris organizuotas nusikalstamumas, tai nėra lengvai rodomas dalykas, bet užčiuopus gali surasti, bet tam reikia tyrimo. Atkreipsiu dėmesį, kokio tyrimo. Ir operatyvinės priemonės turi būti taikomas, pavyzdžiui, botų fabrikai, tie trolių vadinamai fabrikai, kai infrastruktūra randama, per kurią meluojama, tvarkomi algoritmai specialūs surašomi tam, bet tai jau teisėsaugos tyrimai. Pabrėžiu, man sunku būtų tą komentuoti, nes čia yra baudžiamosios teisės specialistų. Mums, kaip institucijai, kuri tarpininkas yra tarp visuomenės ir iš kito turinio, mums užfiksavus, kad tai yra melagingas, akivaizdžiai melagingas turinys, galbūt net su tų tyčios elementais, bet šalinimas yra dar kartą, yra pakankama priemonė pirminėme etape, kai mes kalbame apie didžiąją žalą. O jau kai atsiranda tokia žala, ir čia tada, sakysim, sunkiausias atvejis. Aš spėju, kad mes turėtume dažniau kalbėti apie tokią dezinformaciją, kai jau padaroma žala. Čia kaip baudžiamoji teisė iš tikrųjų tas labai svarbu, yra tikra žala, nustatomi veikiantys asmenys ir įrodoma, kad jie tyčia tai norėjo padaryti, sugriauti bankinę sistemą, pavyzdžiui. Jo, tai jau skamba tikrai. Jo, bet tada visi trys elementai yra. Jau yra tikra žala, yra tikrai nustatyti asmenys ir dar surandama, kad jie iš tikrųjų melavo. Kartais galima tiesą sakant irgi padaryti visus tos elementus. Pavyzdžiui, sužinojus tiesą apie silpnybę kokio nors banko, tikrai labai silpną vietą, kas yra komercinė kartais paslaptis, galima skleidžiant tokią informaciją, sužlugdyti iš esmės finansinę instituciją ir jai pakenkti, bet jeigu tai buvo tiesa, tai atsakomybės nepritaikysi už dezinformaciją, nebent už paslapčių paviešinimą. Tai galima taip apibrėžti, kenksminga tiesiog informacija. Bet būtinai su melo elementu. Tai yra iš tikrųjų netiesos sakymas. Nes matot, ir čia paties klausimas pačioje pradžioje buvo labai teisingas. Skleidžiant nuomonę, kuri gali būti ir klaidinga, beje, įstatymas neįpareigoja turėti teisingą nuomonę, ir naudojantis kažkokiais faktais, galbūt, kurie pagrindžia iš dalies, bet yra kitų faktų, žmonės iš tikrųjų tokią teisę turi ir turės turėti Lietuvoje, netgi klysti turės teisę. Beje, yra teismų praktika, ypač dėl žurnalistų, seniai pasakiusi, žurnalistų informacija turi būti tiksli, teisinga, tačiau neprivalo būti preciziškai. Jeigu žurnalistas pasako, kad ten yra milijonai išvogti arba pavogti, o ten buvo, tarkim, 100 000, tai, etinė prasme tai yra tikrai atsakomybė profesinė, bet niekas už tokį šmeižtą nekiš į kalėjimus. Lietuvoje tokios praktikos ir nėra. Tikiuosi ir nebus. Tu gal pasikeis. Kol vyko šitie dalykai Seime, teikiant tikrai daug abejonių ir diskusijų sukėlusi įstatymų paketą, nepataisų, tuo pat metu kažkas tai ėjo protestuoti dėl žodžio laisvės persekiojimo kitur, įsivaizdavo, kad žodžio laisvė varžoma yra LRT. Ir štai klausimas apie birželio mėnesį priimtas LRT įstatymo pataisas, kaip pačiam atrodo, ar jos kažkaip sugriežtina nacionalinio transliuotojo atskaitomybę? Man ir sunku ir lengva komentuoti susijusius klausimus su LRT, nes man teko dirbti ir eilinių žurnalistų, ir LRT tarybos pirmininkų ir narių, tiesa jau seniai. Ir visuomenio transliuotojo atskaitomybės klausimas, tema mano galva yra pavėluota Lietuvoje. Pavėluota dėl ko? Dėl to, kad jeigu žiūrėtume į daugybę metų veikusį mechanizmą, man atrodo, jis buvo vis dėlto paremtas labiau tokiu pasitikėjimu arba net tikėjimu, kad pati LRT viską viduje išsisprendžia. LRT tai aš turiu minėti žurnalistai, taryba, kurie atlieka ir tarybos ir valdybos funkcijas, arba kai kam atrodo, kad netlieka, direktorius. Ir aš dirbęs su daug užsienio visuomenių transliuotojų, turės patirties, bent jau su skandinaviškais, galiu pasakyti, kad tie modeliai labai labai skiriasi. Vienur yra daugiau pasitikėjimo, kitur mažiau, taip pačiai, pavyzdžiui, tarybai. Vienur yra labiau politikų deleguota, kitur mažiau. Mes Lietuvoje turim savo unikalų atvejį, drįsčiau pasakyti, jisai viena vertus yra paremtas tuo, kad pas mus nuo 96 metų beveik visas institucijos, kurios reguliuoja kažkaip žiniasklaidą, net ir LRT, yra paremtos tokiu konsensusu, kai skirtingos politinės jėgos tame dalyvauja. Pozicija, opozicija, prezidentas kažką deleguoja į radio televizijos komisiją, į netgi mano instituciją vadovas skiriamas Seimo pareigūnas, bet kandidatus pateikia žiniasklaidos organizacijos. Ir kai kam čia atrodo labai blogai, aš kol kas matau, kad mes turim daug metų praktiką, kad turi būti balansas ieškomas tarp politinių atstovaujančių institucijų, visuomenės ir žiniasklaidos. Nes čia kitaip nerandi tobulo variantų. Žiniasklaida be atskaitomybės gali degraduoti.
su politikų tiesioginė didžiulė įtaka degraduoja dar greičiau. Ir aš drįsčiau pasakyti, kad atskaitomybės klausimas paremtas pirmiausia iš tikrųjų maksimaliu skaidrumu finansinės veiklos, visuomenį transliuotą turime ne tik šiandieninį, apskritai visais metais, kiek atviri tie duomenys yra ir valdymo organų, visų, direktorių ir tarybos. Kuo daugiau skaidrumo, atvirumo, įsileidimo, tuo bus aiškiau. Nuomonės gali būti įvairios, dėl to vieniems atrodo, kad, pavyzdžiui, visuomenės transliuotojas turi būti moderni žiniasklaidos priemonė, bet kitiems labiau klasikinė. Vieniems, kad čia reikia daugiau nuomonių pluralizmo, kitiems naujienų laidų, tretiems, kad užsienio naujienų. Visais laikais buvo keblu. Man teko dirbti tarybos pirmininku, kai pirmą strategiją kūrėme, tai buvom sukūrę tokią svetainę ateities.lrt.lt, kur leidom žmonėm patiems pasidaryti savo programų tinklelį svajonių. Įsibraukė į pusės tarybos nariai būti išprotėję. O kodėl negalima rinkai palikti nuspręsti, kas ką turi rodyti? Kodėl reikalinga būtinai nemėgsta savęs vadinti valstybinė, sako mes visuomeninis transliuotojas. Tai koks visuomeninis įsteigė Seimas ir pinigai iš valstybės biudžeto, mokesčių mokėtojų. Ten absoliučiai valstybinis daiktas, galima sakyti. Su daug elementų iš tikrųjų, nes valstybė yra plačiaja prasme visuomenės transliuotojų steigėja ir finansuotoja ir savininkė galų gale, bet visuomenės transliuotojai paprastai turi tą elementą, kuris labai svarbus yra, tai tiesioginis politinių institucijų ir politikų kišimasis ribojimas arba daromas per pakankamai tarpines tokias stiprias, kurios būtų kaip tarybos nariai, kurių ten negali nuimti, pavyzdžiui, koks prezidentas negali ar Seimo nariai, jeigu juos skiria. Tai man atrodo, tai labai svarbu, kad išliktų ir rinkai sureguliuoti turbūt, kodėl vis dėlto sudėtinga būtų viską, todėl kad, man atrodo, visuomenės transliuotojas, kadangi gauna pakankamai rimtą finansinį valstybės, taip sakant, įpareigojimą, vis dėlto turi būti nukreiptas tik į svarbiausias, labiausiai trūkstamas nišas užpildyti to, ko rinkoje labiausiai iš tikrųjų trūksta. Aš turiu menyje, visiškai natūralu Lietuvos atžvilgiu, kad, pavyzdžiui, jokia privati žiniasklaidos priemonė niekada negalės turėti plataus korespondentų punktų užsienyje tinklo, kad galėtų, savo korespondentų turiu galvoje, kad galėtų betarpiškai. Tai gali turbūt patemti, kabutėse sakau, patemti tik visuomenės transliuotojas, jeigu mes tokią funkciją dėtume. Bet gerai, mes turim tada situaciją, kai metus ir prieš pirmąją Donaldo Trumpo kadenciją, ir jos metu, ir artėjant antrąją kadenciją, mes per visuomenį transliuotoją žiūrime naujienas, žinias, kurios turėtų būti objektyvios, bet jos nėra objektyvios. Ten Trumpas demonizuojamas, jo oponentai labinami. Ir tokias naujienas mes žiūrim už savo pačių pinigus. Nors galbūt nenorėtume, kad mūsų indoktrinuotų, kad mums skleistų šitą propagandą. Kaip tada? Naujienų laidas turėtų vertinti pirmiausia LRT taryba ir etikos kontrolierius, kurie patys turi, tai sakant, objektyvumą, redakcinį politiką. Mes kaip institucija esam gavę įvairių skundų dėl pagrindinių visuomenės informavimo principų pažeidimų. Galiu tik tiek pasakyti, kad iki kol man tenka dirbti, tų kreipimusi kiek buvo, bent jau tos laidos, kurios buvo skundžiamos, jose jokių akivaizdžių kažkokių propagandų nebuvo nustatyta, išskyrus tai, kad kai kada saviraiškos ir nuomonės laisvė leistinuose rėmuose leidžiama žurnalistams kritikuoti politikus, tame tarpe, mes galime vadinti, demonizuoja. Bet kritikuoti bet kokį politiką šiaip leidžiama iš principo, turime net Jungtinių valstijų prezidentą Lietuvoje galima kritikuoti, kaip ir Lietuvos Respublikos prezidentą. Jeigu yra trūkumas, kad būtų kritikuojami ir kiti, čia dėl to aš taip dažniausiai išvardė matau, kad yra selektyviai ne visi kritikuojami. Taip, bet mes tą visi puikiai matėm per pastaruosius beveik 10 metų. Jo, bet, jau nebeveik. Bet teisėjas yra visuomeninių transliuotojų visada tik tai, kaip čia, trys tie teisėjai, kurie yra tas trijulė. O kas jie tokie? Tai yra visuomenė, žiūrovai pirmiausia. Tai, o ką gali visuomenė padaryti? Tai visuomenė nebėra teisėjas, iš jos paimami pinigai, iš biudžeto paimami pinigai, visuomeniai tame nedalyvaujant, jie atiduodami tiesiog LRT administracijai tvarkyti kaip nori. Tai kur čia tas Jeigu visuomenė galėtų mokėti arba nemokėti, jeigu būtų abonementas, perku arba neperku, tada taip, aš balsuoju pirkdamas arba nepirkdamas abonementą, žiūrėdamas arba, o čia tiesiog aš susimoku. Mes nežiūrėdami galim lygiai taip pat, nežiūrėdami arba viešai reaguodami, aš tiesiog manau, kad šiandieną bent jau žiniasklaida, kiek man žurnalistas godžiasi kolegos, netgi iš tikrųjų sulaukia ypatingai aštrios kritikos socialiniuose tinkluose, žodis kritika yra švelniai pasakyta, ir persekiojimų, ir nepykantos dėl net gramatinių, skyrybos klaidų, kirčiavimo klaidų, nekalbant dėl jūsų minėto, reiškia,
redakcinių ar kitokių įsitikinimų. Tai po bet kurios laidos, kur tik aštriau kažkas kažką pasako, tikrai socialiniai tinklai demonstruoja mums tų žurnalistų grupėse, ko susilaukia. Tai aš manau, kad šita reakcija labai svarbi. Dar galbūt svarbi galėtų būti atgalinio ryšio reakcija, iš tikrųjų redakcijų, redaktorių, žiūrint tas nuomonės, ypač radikalias nuomonės, ar nėra jos, arba gal jos yra pakankamai kartais ir pagrįstos visai, kai žmonėmis randa jausmas, įspūdis, jog neišlaikomas, pavyzdžiui, balansas naujienų laidose. Bet jeigu manęs klausėte atskirų televizijos, radijos stočių, net visuomeninio transliuotojo laidų vertinimo, tai būdamas pareigūnas jo tikrai nepasakysiu, nebent gausim skundą arba turėsim akivaizdų atvejį. Redakcinės politikos klausimai, pabrėžiu, redakcijom, netgi jeigu mes matom, kad redakcinė politika nukrypsta į vieną ar kitokią politinę kažkokią, nežinau, labiau palaikančią arba kritikuojančią nuostatą, tą jau turi daryti pačioje redakcijoje, šiuo atveju visuomeninio transliuotojo taryba turi vertinti. Beje, pagal įstatymą, kiek aš pamenu berods, ir taryba kiekvienais metais renkasi ir vertina viską, ten turi ir turinio komitetus. Ta prasme, šiandieną visi klausimai LRT atveju arba bet kurio visuomeninio transliuotojo yra aukščiausiam valdymo organam. Šiuo atveju tarybai. Bet ten irgi kyla klausimų dėl tarybos formavimo, kodėl dabar geriau yra, kad ateitų kažkas, neva visuomenininkas kažkoks ateitų iš kažkokios organizacijos visuomeninės ar viešosios įstaigos ir kuo jis būtinai bus geresnis už kokį nors politinės partijos deleguotą atstovą. Galim diskutuoti iki numirimo. Taip, jūs. Ir šitoj visuomenėje, tai yra Lietuvos Respublikos visuomenėje, tikrai turim visuomenę, tai visus, vienintelio kriterijaus, kurio neturim pamiršti, kad visuomeniniam transliuotojui turėtų būti tarybos nariai, turim tik 12 šiandieną, gal bus daugiau vis dėlto, 12 aš turim neįprastai turėjom, dabar lyg tai noras yra išplėsti, nubalsuoti už tai. Turėsim ribotą atstovavimą ir tikrai nebus visos puokštės, viso paketo mūsų visos visuomenės. Deja, bet taip nutiks ir kas turbūt pavojingiausia būtų, jeigu būtų vieno tipo, vieto politinio požiūrio, vienos kokios nors religijos, tai yra, labai, sakykime, vieno burbulo suformuotas tarybos junginys. Aš tikrai esu įsitikinęs, kad taryba kuo jinai įvairesnė ir atstovauja, gal ne kiek radikaliai reikėtų žodį sakyti, bet kuo toliau nutolusius požiūrius, politinius, socialinius, tokius kitokius bus tik sveikiau. Aš tikrai manyčiau, kad būtų labai pavojinga turėti tik tai, pavyzdžiui, politinės kairės arba politinės dešinės įsitikinimų žmonės, turėti tik tai giliai religingus arba ateistus. Tai būtų pavojingiausia tendencija, jeigu tik vieno tipo būtų žmonės, nes tada jau visuomenės atstovavimo netektume. Ir šiandieną mes jau ir taip turim labai ribotą atstovavimą. Seimas ne visada atstovauja visas grupės, kiek partijų nepatenka dėl mūsų sistemos rinkimų, o ten jau 141 yra. Tai su 12 ar 15 tarybos narių, ar net 20 nepavydžiu tarybos nariams užtikrinti įvairovę, kartais patiems atstovaujant galbūt jiems prieštrančias nuostatas, nes kaip tu kitaip? Dar prieš baigiant norėtųsi paklausti apie Seimo irgi priimtą sprendimą nustatyti baudas valstybės institucijoms, kurios neatsako į žurnalistų klausimus. Ten nuo 60 atrodo iki kelių šimtų eurų numatyta bauda. Ar tai yra efektyvi tikrai priemonė pareikalauti iš institucijų, kad jos atsakinėtų į žurnalistų klausimus, ar tai kaip tik galimybė išsipirkti, susimokėti tą baudą iš karto ir ramu, ir rami galva, kaip kad išsiperka kai kurios valstybės nuo nelegalios imigracijos srautų, tai čia irgi maždaug duoklę sumokėkim ir būsim ramus, galėsim nesakinėti klausimus. Labai tikiu, kad taip neturėtų būti. Pirmas, manau, kad iš tikrųjų administracinė atsakomybė turėtų būti ir būtų gerai, kad dažniau žurnalistai redakcijos inspiruotų. Tais atvejais, kai tai yra pagrįstai. Ir antras momentas būtų labai gerai, kad institucijose tai būtų vertinama ir per pareigūnų arba valstybės tarnautojų ir politikų etiką. Tarnybinė etika pirmiausia, be jokios abejonės, todėl kad mes šiandien turime aiškias taisyklės beveik visos institucijos, skaitant, pavyzdžiui, teismai, girtas už vairo, policininkas ar teisėjas ne tik tai sulaukia baudos, teisių praradimo, bet greičiausiai ir pareigų. Aš labai tikiu, kad būtent šitoj kategorijoje tie, kas iš tikrųjų ignoruoja žurnalistų paklausimus, sąmoningai tyčia pažeidinėja šitas nuostatas, turėtų būti vertinami galų gale, jeigu tai eiliniai tarnautojai, tai metų pabaigoje, kauptis tokie pažeidimai. Jeigu tai yra vadovai, tai sprendžiant dėl jų karjeros, mano giliu įsitikinimu, Lietuvoje turėtų būti vienas svarbesnių kriterijų, skiriant arba neskiriant į atsakingas pareigas institucijos vadovus. Turėtų būti, bet ar yra? Taip gali būti taikoma. Tai šiandieną mes turim grįžti prie praktikos ir diskusijų, kiek FTECui, kiek pačiom institucijom vadovom tai svarbu, konkursų sąlygose, kiek svarbu. Pavyzdžiui, tokie etikos pažeidimai arba teisės pažeidimai. Aš manau, kad turėtų būti vis dažniau. Atkreipsiu dėmesį, žiniasklaidai taikomi labai griežti
už bet kokius profesinės etikos pažeidimus Medijų rėmimo fondo paramos negali gauti. Tai būtų labai garbinga, jeigu politikai, valdininkai, tarnautojai, pareigūnai, kurie ignoruoja teisės gauti informaciją nuostatas, būtų ir administracinė atsakomybė taikoma, ir profesinė atsakomybė. Čia net ne etika, čia tiesiog įstatymų laikymosi klausimas. Jo, tai vat klausimas yra šiandieną pažeidimai, dėl kurių pareigūnai arba tarnautojai pažeidę lieka savo darbę. Visokių tų pažeidimų mes esame ne visi šventieji, taip sakant, esame, bet yra tam tikri ribiniai. Ir mes žinom, kad alkoholis ir apskaidė nuo narkotikų, smurtas, ten kažkur labai didelis, ten dar kažkas tikrai yra pakankamas pretekstas netekti pareigų. Tai aš labai tikiu, kad ateisim prie tokios žingsnio, kai tokie pažeidimai bus traktuojami kaip labai rimti valstybės tarnautojų pareigūnų pažeidimų. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.